Labas rytas visiems, aš jau su jumis sveikinuosi išsiruošus, neapsimiegojus. Jeigu kažkam įdomu, ką ant lūpų turiu, tai yra šitas daiktas iš pupos, aš nežinau, ar aš jums kažkada rodžiau ar ne, bet aš jį pirkau, man atrodo, dar žiemą ir gal tik kelis kartus buvau pasitepus. Kodėl, nežinau, nes šiaip tai labai gražus daiktas, labai gražu blizgesys, lūpų dažai, nežinau, kaip čia skaitos iš tų matinių. Tai va, tai... Dabar pirmiausiai, kur aš važiuoju į pirmą vietą, tai važiuoju į ligoninę, kad man apžiūrėtų. Bet matot, viskas yra pas mane užklijuota, tai ko gero reikės pertvarstyti, viską perklijuoti ir panašiai. Nes dabar jau yra kaip ir antra diena, ar trečia diena skaitosi, net nežinau, po mano nudeginimo, tai užvakar tai atsitiko, tai vakar buvau pas gydytoją, kad man viską pertvarstytų, apžiūrėtų ir šiandien reikia man važiuoti vėl. Tai šiandien yra mano pirmas planas, o paskui žiūrėsim, kaip diena išsirutulios ir žiūrėsim, ką veiksim, kadangi tai yra penktadienis, tai galbūt kažką tai ir sugalvosim. Aš jau po ligoninės ir dabar atvežiau vyrą pas dantistą, tai užėjom greitai į parduotuvę, kažką tik greit atsigerti, tai aš pasiėmiau tokį jogurtą geriamą, vyras irgi pasiėmė, vyras geria kefyrą, net ne jogurtą. Tai va, einam sumokėsim ir lekiam pas dantistę. Tai jūs neįsivaizduojat, kas man atsitiko. Aš sakiau, man šiom dienom reikia niekur neiti iš namų. Įsivaizduokit, mes išėjom iš iki parduotuvės ir turėjom eiti link dantisto ir pamatėm tokią mažytę katytę vaikščiančią, nu kiek gal mėnesis laiko, tokia pilka, jinai turbūt vos galėjo apaiti. Man labai žinau, kad saulė šviečia, tai iš prisimerkus. Ir sėdėjo moteris, kuri pardavinėjo daržovės ir sakau, ar čia jūsų? Sako, ne, sako, kažkas turbūt išmetė tą katytę ir nuvažiavo. Nu, ir čia visur mašinos važiuoja aplinkui, sakom, nutrenks tą katinuką. Nu, tai mes sakom, reikia paimti, nuvežti pas veterinarą, paskiepyti ir įdėti skelbimą, kad galbūt kažkas tą katytę priglaus, nes tikrai jinai pati, ką žino, ar išgyvens. Ir nuėjom parduotuvę, nupirko maisto, didelį krepšį, sakom, gal sugausim. Ir bandėmės ją visai prisivilioti, nes jinai čia po mašinom tiesiog sėdėjo ir vis barstėm sauso maistą, nes matosi, kad katė labai alkana. Ir po biškutį jinai išlindo iš po mašinos ir aš bandžiau ją paimti, aš negalvojau, kad tokia maža katytė, jinai bus tokia visa, nežinau, kaip sunervavus, ir man įkando į pirštą, įsivaizduoti, kando į pirštą ir pabėgo. Tai dabar važiuosiu pas daktarą, turbūt reikės mane paskiepyti, nes, nežinoma katytė. Ir kas blogiausiai, kad jinai prapuolė ir dingo, ar nežinoma, ar jinai kažkur nubėgo, nes visur po mašino, visur apėjom aplinkui, niekur neradom. Sakom, gal kažkur tai į šoną nubėgo, neįsivaizduoju. Tai ir nuėjom pas dantistą, grįžom čia vėl paklausti pas tą moterį, kuri lauke sėdėjo. Ir sako, ne, aš tikrai nemačiau, sako, tiesiog prapuolė katinukas ir viskas. Tai kaip užsibaigė mūsų norėjimas padaryti gerą darbą. Tai aš nežinau, reikia pakalbėti su gydytoja, bet bent jau kai skambinausi polikliniką savo, tai sakė turbūt, kad reikės skiepų. Tai nežinau, dabar važiuoju pas šeimos daktarą ir pasižiūrėsim, ką jinai pasakys. Na štai, aš ką tik po daktarės, buvau gal 1,5 valandos, nes reikėjo iš vieno daktaro į kitą, paskui pas seselę, tai va, kaip dabar atrodo, mano pirštas įkandimas yra pakankamai toks stiprus, tai rytoj eisiu, kad man perištų. Antibiotikų davė gerti ir paskiepino čia vieną ranką ir kitą. Ir nuo stabligės skiepino ir pasiutligės. Man dabar visa programa tokia bus, tai pirmadienį reikės eiti, paskui dar už savaitės, už 2 ir galiausiai už 4. Tai žodžiu, iš viso 5 bus skiepai vien tik tai nuo pasiutligės. Nu, bet, žinot, jau geriau pasiskiepyti tokiu atveju ir paskui, kad būtų rami galva. Tai va, nes dabar man į šitą ranką ir į šitą ranką suleidau. Tai va, ir kuo užsibaigė mūsų mažos katytės gelbėjimas. Blogiausiai, kad nepavyko jo sugauti ir išgelbėti. Tai tikėkime, kad jai nieko neatsitiks ir kad vis tiek susiras pati, kur gyventi, arba ją kas nors suras ir viskas bus gerai. Tik tai man kas keisčiausiai, kad iš tikrųjų taip žmonės išmeta gyvūną tiesiai į gatvę, galų gale gali prieglaudą nuvežti pas veterinarą, įdėti skelbimą, tikrai kas nors paimtų. Tai va, man tas dalykas yra neįtikėčiausias turbūt. Tai va, o dabar mes ko gero važiuosim kažkur tai pavalgyti, jau yra visai pavakarė.
Dar nelabai žinau, galvom apie kelias vietas, bet manau, kol atvažiuos mašiną, nuspręsim, kur mes keliausim. Kaip matot, vis dėlto mes sprendėm atvykti į Akropolį ir eisim valgyti į Gunway City. Na ką, aš jau žinokit namuose, parsigavom pagaliau jau visai turbūt vakaras, nes dar šiek tiek po Akropolį pavaikščiojom ir viskas. Tai dabar eisiu aš pirmiausiai jum video paruošiu. Dar tikiuosi, kad šiandien spėsiu kelti. Nu kaip šiandien galiu, bet kad nebūtų 3 nakties, kad dar galėtumėt pasižiūrėti. Tai va, tai dabar mano toks planas, o paskui žiūrėsim. Aš namuose tai veiklos kaip visą laiką turiu. Bet pirmiausia, kaip sakiau, noriu video padaryti, o po to šiaip dar apsitvarkyti šiek tiek reiktų, va čia visur aplinkui, tai aš dar tikrai pasijungsiu, man atrodo, ne kartą. Dar ką prieš miegą aš padarysiu, tai iškepsiu tokią sveikuolišką pizzą. Aš jums toj parodysiu ir paaiškinsiu, kodėl jinai yra sveikuoliška. Tiesiog paliksiu nakčiai, tai jeigu naktį prabusim suvalgyti arba ryte bus pusryčiam, tai sveikuoliška dėl to, kad aš darau iš nepalaukit, šiandien ne vienų sėmenės, tai aš jums tą parodysiu, va, apsidrapščiau visą, vadinasi maistinės kviečių sėlenas, va kaip vadinasi. Tai va, tai žodžiu sveikuoliška dėl to, kad aš darau taip, įmušu, dabar naudosiu aš 3 kiaušinius, bet žodžiu, vienas kiaušinis maišosi su 15 gramų šitomis sėlenomis, nu ir mažu lašeliu alyvuogių aliejaus, bet kadangi aš darysiu tokią kaip ir ne visai ploną pizzą, tai aš naudosiu 3 kiaušinius ir naudosiu 45 gramų šito daikto. Tai ką aš padarysiu, įmušiu pirmiausia kiaušinius į dubenį ir labai gerai išplaksiu, kad neliktų tų tokių baltymų, labai svarbu, nes kitaip labai matos ir paskui neskanu būna. Pasversiu taip pat sėleną, šiek tiek alyvuogių aliejaus išmaišysiu ir tada aš dėsiu į keptuvę, tiesiog įkaitinsiu ir po truputį, su kokią tokią mentelę, aš taip kaip ir išsklaidysiu keptuvėje, tol kol pasidarys vienas vientisas blynas, apversiu ir kitą pusę taip pat truputį kepsiu ir tada pridėsiu sūrio, ten kumpio ir taip toliau ir tuomet įdėsiu porą minučių į orkaitę. Tai labai žinokit skanu ir labai sveika. Ir kitas dalykas, aš suvalgiau tokios picos gabaliuką, 2 galbūt, ir jautiesi soti, turbūt kokias 4 valandas, tik tai aišku, po to reikia daug vandens gerti, kad neužsikimštų pilvas. Tai va, kadangi, kaip aš jau minėjau, mano vyras šiek tiek dietos bando laikytis ir sveikiau maitintis, tai ir aš pati automatiškai tą darau. Žinoma, aišku, dar valgau savo saldumynus kaip ir visada, bet galbūt stengiuosi šiek tiek mažiau. Nu tai va, tai už tai aš šiandien ir gaminu tokią sveikuolišką pizzą. Iš tikrųjų, tai žinokit, jau kokias geras porą savaičių noriu padaryti savo naminę pizzą. Kaip normaliai, iš miltų, vandens ir taip toliau, taip kaip turėtų būti. Tai niekaip vis neprisiruošiu, nes ten daug darbo yra, kadangi reikia padaryti, pakildinti ir taip toliau, tai yra turbūt 3-4 valandų darbas ir aš vis neprisiruošiu. Bet manau, neužilgo prisiruošiu, nes tikrai jau kurį laiką vis svajoju padaryti. Tai būtinai aš jums, kai darysiu, nufilmuosiu. Arba savo vlogę aš jums parodysiu, arba gal atskirą video padarysiu, pasižiūrėsim. Tai va, tai žodžiu dabar einu aš darysiu ir aš jums pasistengsiu šiek tiek patį procesą parodyti. Va, aš jums dabar noriu parodyti, kaip matot, mano kiaušiniai yra gerai išplakti. Ir dabar aš dėsiu tų sėlenų. Ir kad būtų 3 kiaušiniam 45 gramai. Tai va, aš tiksliai žiūriu svarstyklėse, nes jeigu per daug dėsiu, tai paskui man nebeišsimaišo. 3, ir dar 1 gramas. Biški vienu per daug. Gal dėl 1 gramo nieko baisaus. Ir tuomet aš truputėlį pilsiu alyvuogių aliejaus, bet štai va. Ir viskas. Tai va, ir dabar aš paimsiu tą mentelę, kur aš jums rodžiau. Ir tiesiog išmaišysiu. Vat, po truputį, kol bus vientisa masė.
Tai dabar žiūrėkit, kaip aš darau, jau sakyt orkaitė, keptuvė yra įkaitusi, bet nėra labai stipriai, aš uždėjau maždaug ant vidutinės ugnies stiprumo ir va sukrečiau visą aš tešlą į keptuvę ir ištisai va aš ją taip sklaidau ir po truputį jinai prilimpa prie keptuvės apačios, dėl ko aš taip ištisai sklaidau, vien dėl to, kad gautųsi visas kaip ir tas blynas, kaip picos padas, kaip čia jį pavadinti, tiesiog vienodo storio ir kažkaip tai kitaip tu čia jo ir nepadarysi, kadangi, kaip matot, viskas kitaip irsa, nes čia nėra jokių nei miltų, nieko. Bet va dar truputį ir man čia labai gražiai prasisklaidys ir pasidarys vientisas blynas. Aš dar, kadangi tokia esu smaližė, tai iš kartai žinot, kaip mėgstu pasidaryti. Aš paimu tik tai vieną kiaušinį ir 15 gramų sėlenų ir išmaišau ir tiesiog padarau tokį vieną ploną blyną ir tuomet aš į jį truputėlį patepu džemo ir įdedu kokiu nors, pavyzdžiui, šviežių vaisių ir kokiu nors šviežių uogų ir tokį suvinioju ir padarau ale kaip, kaip tokį sveikuolišką blyną. Aš kartais taip mėgstu darytis pusryčiam, tai iš tikrųjų labai skanu. Arba galima tiesiog su kumpiu ir sūriu pasidaryti, taip pat va, padarai tokį blyną, tik tai, kaip sakiau, iš vieno kiaušinio, kad jau būtų jisai toksai plonesnis, nes taip gal nelabai bus skanu. Nes čia dabar aš kaip darau pizzą, tai aš daug labai visko ant viršaus dėsiu, tai gerai gausis, bet jeigu blynui, tai biški yra per storą. Tai va, tai galima padaryti tokį blyną ir dėti, pavyzdžiui, kumpio, sūrio, kokių žolelių, pabarstyti, dar kažką tai sugalvot. Nu, žodžiu, super toksai dalykas. Mes laiks nuo laiko mėgstam pasidaryti tokį daiktą. Mes labai dažnai Japonijai tokį blyną darydavom. Tai va, nes ir labai greit pasidarai, ir labai sveika, ir iš tikrųjų yra skanu. Aš jums dar greitai parodysiu, kol mano padas pizzai kepa, kokius ingredientus dėsiu. Tai va, dėsiu tokią mėsytę, čia yra kalakutiena, tai tiesiog aš gabaliukais mažesniais supjaustysiu ir sudėsiu. Po to tiesiog va, sūrio rakelis uždėsiu, pabarstysiu daug va tokio sūrio. Naudosiu, palaukit, čia vadinasi pomidorų pasta, turbūt kaip jinai čia, pomidorų koncentratas multi. Nu, žodžiu, mačiu tokia kaip pomidorų pasta, tai tiesiog jos užtepsiu ir pabarstysiu Provanso žolelėm, nes Provanso žolelės ir pica, arba netgi su kumpiu ir sūriu sumuštiniai, blynai, tai man atrodo, kad Provanso žolelės labai puikiai tinka. Tai va, ir aš dabar versiu blyną, žinot, aš jums palaukit, gal netgi ir parodysiu man. Jo, viskas jau, ana pusė yra gera. Štai žiūrėkit, kaip atrodo. Ir aš dabar aną pusę pakepsiu vėlgi galbūt kokią minutę laiko ir tada aš sudėsiu visus ingredientus ant viršaus ir su visa keptuvė įdėsiu kokiam 3-4 minutėm į orkaitę. Vien tik pasistengsiu neperkaitinti, nes man į orkaitę reikia dėti vien tik tais dėl to, kad ištirptų sūris. Nes šiaip realiai viskas jau čia yra iškepę ir pagaminta. Na štai ir mano pica jau išimta iš orkaitės, va kaip viskas atrodo. Dabar paliksiu čia tiesiog keptuvį, kad pilnai atšaltų, nes keptuvė viskas yra labai baisiai įkaitę. Tai va, tai žinokit, šiaip tai tikrai yra labai skanu. Ir kaip sakiau, labai toksai sotus dalykas. Tai va. O dabar tada aš eisiu nusiprausiu, labai noriu makiažą nusivalyti, susiruošiu rytoj rūbus, nes rytoj anksti ryte turiu važiuoti pas gydytoją, kad mano pirštą vėl apžiūrėtų ir perištų. Nu, matot, man arba nieko neatsitinka, arba man atsitinka viskas iš karto. Aš nežinau, kaip man taip yra. O šiandien, kaip jau pas daktarę, tai už manęs net juokėsi. Sako, tau čia labai patinka. Sakau, jo, sakau, reikia užsiregistruoti jau net prieš kažkam tai atsitinkant. Tai va. O nusiprausti dabar, žinokit, net ir dušą negaliu eiti, bent iki antradienio, tai tikrai, kadangi pas mane tie nudeginimai visur pleistrai užklijuoti, tai toksai gaunasi apsiprausimas kriauklėje. Tai iš tikrųjų labai toksai nepatogumas, bet aš tikiuosi, kad labai čia ilgai negis man, tikėkimės, kad greit sugis ir vėl viskas bus normaliai. Tai va, tai žodžiu, kaip sakiau, nusiprausiu. Suruošiu rūbus ir tada ko gero dar pasijungsiu kokį kartą ar du tiesiog su jumis atsisveikinti, nes labai blūdinti nenoriu, noriu rytoj išsimiegoti ir būti visa žvali ir pilna energijos.